kad pacientai tapo išmanesni taip. Neretas, ateidamas pas gydytoją jau žino, kokią problemą turi, nes yra patarėjai socialiniai sklaidoj, nesvarbu, tai bus internetinis puslapis, ar tai GPT, jeigu nesi pavargęs, apsinuodėjęs pacientais, jeigu esi, tikras ryties specialistas, tu rasi laiko išklausyti ir paciento žinias, tai tave tik nuteikia ir verčia dar pasitempti, nes tu turi žinoti daugiau negu pacientas žino. Konfliktas dėl to, jeigu kyla, tai aš manau tik dėl to, kad gydytojas tiesiog jis nekantrus, jis pavargęs, jis neturi laiko ir jį vargina kito perteikimo žinias, kurias jis žino, ir jis nebenori klausyti dar vieną kartą tų žinių, kurias jis žino. Bet čia su pacientu norint užmegzti kontaktą, norint turėti kontaktą, tokie pasikalbėjimai yra svarbus ir būtini.